Girdit ar ne visi mane puikiai? Gerai, smagu. Gerai. Kvepuosim truputėlį. Šita tema mūsų bus apie kvepavimą. Tam, kad pasiruoštumėm eiti į šaltį, kas norėsite eiti į šaltį, tai labai tikiuosi, kad bus norinčių. Aš esu Greta Puzonė, Wim Hof metodo instruktorė, kineziterapeutė, sveikatos specialistė ir kvepavimo instruktorė. Ir šiandieną pakalbėsiu, kaip taisyklingai grūdintis, kaip pasiruošti tam grūdinimuisi, kaip nusiteikti tam grūdinimuisi ir kaip turėti geriausią patirtį. Tai pirmoji ta mūsų dalis, apie 45 minutės, bus ta kvėpavimo dalis. Tai iš tikrųjų labai įdomi dalis, stengsiuos kuo mažiau šnekėti ir kuo daugiau jums leisti patirti ir pakvėpuoti, nes būtų truputėlį nelogiška šnekėti apie kvėpavimą, bet neduoti kvėpuoti. O antrąją dalį aš jau jūs įvedinėsiu į šaltį. Tai reiškia, pakalbėsim apie nusiteikimo praktikas, metodikas, pasikalbėsim apie šaltį, apie kontraindikacijas, kada neverta lįsti šaltį ir eisim į šaltį. Nebūtinai visi į ledo vonę eisim, kas jau busit pasiryžę, tikrai priimsiu visus ir nuvesiu ir palaikysiu už rankos ir morališkai, bet kas nenorėsite ledo vonę, aš vis tiek jūs pakviesiu kitaip pasigrūdinti truputėlį. Jau kas jums bus priimtina, ar tai basom pasivaikščiot, ar tai be striukės pasivaikščioti, ar tai rankomis sniegu truputėlį pažaisti ir panašiai. Tai truputėlį nusiteikit, išklausę šitą paskaitą, tikrai neliks jokių klausimų ir būsit tam pasiruošę pilnumoj. Ir eigoj, taip pat drąsiai manęs klauskit klausimų, galbūt labiau į paskaitos pabaigą, kad jeigu neužbėgtume įvykiams už akių. Ir tikiu, kad kažko galbūt vietoj neatsakysiu, nes turim laiko, vis tiek ribotą laiką. Tai turėkit tos klausimus su savim ir būtinai užduokit, nes tikiu, kad kažkam irgi jie bus aktualūs. Tai prisiduokit jūs, kas iš jūsų grūdinatės vienaip ar kitaip, mauduolės, ledinės, gerai. Kas iš jūsų, nebūtinai reguliariai, bet yra bandę, ne iš po pirties, bet pasigrūdinti. Gerai. Kas atliekat, ar esat atlikę kokius nors kvėpavimo pratimus, vienokius ar kitokius? Wim Hofo metodas ir panašiai. Ar tiesiog klasikinis kažkoks nusiraminimo. Tai gerai, toksai 50-50, matau, pusė ant pusės, tai kažkam bus labai nauja, kažkas kažką prisimins, dasidurs iš informacijos. Tai aš, kadangi esu Wim Hof metodo atstovė, aš truputėlį atstovausiu šitą metodą, bet man patinka truputėlį matyti visą vaizdą plačiau. Tai reiškia, kad aš vis tiek žvelgsiu į bendrai grūdinimosi ir sveikatingumo prasme kaip tokį. Tai nepriimkit, kad tik šitas metodas ir tik tais taip atliekamas gali jums atnešti naudą. Jūs galite vieną ar kitą dalelę iš to metodo pasiimti ir nešti savo gyvenimą ir turėti, arba galbūt kažką pagerinti, nuo miego kokybės iki streso valdymo ir panašiai. Tai trumpai kalbant apie Wim Hof metodą ir patį Vimą, tai kaip jau aišku, šitą metodą sukūrė Wim Hof, Olandas, jisai Wikipedijoje yra ekstremalus atletas, jis dabar senjoras yra, bet jisai nei ekstremalus, nei atletas. Jis tiesiog labai nuoširdus žmogus, bandantis savo kūno ir proto galimybių ribas. Taip gal galėčiau pasakyti. Tai čia gerai nusiteikus, mes irgi galėtume eiti lauką ir išbandyti savo galimybių ribas, galbūt tą ir pabandysim paskaitos pabaigoje. Šitas metodas, kaip Wim Hof metodas, jisai negimė sėdint ir užrašinėjant visą šitai ant popieriaus lapo ir tikintis parduoti vėliau tą visuomeniai. Jisai gimė iš to, kad pačiam Vimui vienu gyvenimo periodu reikėjo susidurti su artimo žmogaus netektim, tai yra žmonos netektim. Ir jam liko 4 vaikai mažamečiai, kuriuos reikėjo kažkaip užauginti ir išleisti gyvenimą. Tai jisai negalėjo nei palūžti, nei liūdėti, jis turėjo kažkaip kabintis į tą gyvenimą visom prasmėm. Ir būtent tie mūsų sveikatinimosi metodai jam padėjo išlikti budriam, žvaliam ir būti čia ir dabar. Tai pirmas dalykas, ką jisai darė ir iš ko gimė tas metodas, tai jisai ėjo
Amsterdame į prūdelį savo būti tame vandenyje, medituoti, ar ne, tiesiog atrasti save, atrasti tą vidinę ramybę, kas leido jam sustiprėti iš vidaus ir ką jis tuo metu sakė, sako, tai yra mano vienintelės kelios minutės dienoj, kai aš galiu nieko negirdėti galvoj, negirdėti kažkokių nerimo, stresorių, ką reikia toliau padaryti, rytoj, poryt ir panašiai, kaip reikia vaikais pasirūpinti. Aš esu čia su savim, tas kelias minutės, tas kelias akimirkas tame vandenyje, kas yra labai svarbu ir mum šiuolaikiniai visuomeniai, esant tokiam didžiuliam gyvenimo tempui, grįžti, sustoti ir leisti savo akimirką tiesiog pabūti su savim, negalvoti apie tai, kas laukia ir apie tai, kas jau buvo. Antras dalykas, jisai išbandinėjo vairiausias kvėpavimo technikas, ten nuo A iki Z, nuo Tibeto vienuolių iki ten ekstremalių visokiausių, iš ko gimė būtent šita Wim Hof metodo kvėpavimo praktika, ką mes visai netrukus ir atliksim. Ir trečias komponentas, iš ko susideda tas metodas, turbūt, sakyčiau, svarbiausias ir jisai greičiausiai mums yra svarbiausias netgi ir mūsų visų gyvenimuose, ne tik lendant į vandenį, bet ir einant per kitokius gyvenimo iššūkius, tai yra nusiteikimas. Jeigu mes nusiteiksim, kad atsikėliau jau ne ta koja iš lovos ir dabar viskas man šią dieną bus blogai, 100%, kad tai bus, jeigu ne 200%. Ir lygiai tas pats lendant, tarkim, į tą patį šaltį. Aš nusiteikiu, kad bus mirtinai šalta, kad net galiu numirti. Yra šansų numirti, iš tikrųjų, žinokit, čia didelis stresorius yra. Bet jeigu aš nusiteiksiu, kad aš įveiksiu, čia tik šaltis. Aš esu gyvenime per daug sunkesnių stresorių praėjusi ir čia minutę ar kažkiek pabūtam šaltyje, tai yra nieko ir mūsų kūnas su smegenim bendrauja. Ir apie tą nusiteikimo praktiką mes antroje dalyje pašnekėsim. Bet tuomet mūsų kūnas ir smegenis gauna signalus, kad aš galiu įveikti, tai manęs nepražudys. Ir aš įveiksiu tuos dalykus. Tai va čia tokia labai labai gera, aš taip sakau, ledo vanduo yra tik metafora. Visos šitos praktikos yra tik metafora, tai yra treniruotė, pasiruošimas gyvenimui, gyvenimo iššūkiams. Tai va tą aš tikiuosi, va tokį jums duoti įrankį, kuris yra nemokamas, kuris yra va, mums gamtos duotas tiek šaltis, tiek oras, kvėpavimas ir tiesiog pasimkite, taikykite, naudokite ir jauskitės gerai. Tai va tas metodas, 3 dedamosios. Dabar kol kas apie kvėpavimą, paskui kitos 2. Ir kalbant apie tą patį kvėpavimą, jis turi įvairiausios naudos. Mes turim tyrimais įrodyta, kad jisai mažina uždegimą. Tai reiškia, jeigu jau susirgot, peršalot ar kažkoks virusas užėjo, jūs galit padidinti savo baltųjų kraujo kūnelių kiekį, kurie kovoja su infekcijom, kvėpavimu. Intensyviu kvėpavimu, ką netrukus ir atliksim, 3-4 raundai, galbūt dažniau, keletą kartų per dieną ir jūsų kūnas mobilizuojasi įveikti tą patogeną kažkokį tais. Turim vilties, kad galbūt mes galim to kvėpavimu ir mažinti lėtinį uždegimą. Jeigu mums tą pavyks vėliau įrodyti mokslu, tai bus visiškas atradimas, nes ką dabar mato mokslininkai, ypač Amerikos mokslininkai, kad iki 90% pacientų, kurie ateina pas šeimos gydytoją, visos tos ligos, kurias jie atsineša, yra 90% susijusios su uždegimu ir stresu. Tai jeigu mes galėsim suvaldyti stresą ir uždegimą vienokiais ar kitokiais būdais, mes galėsim suvaldyti labai daug įvairiausių ligų ir kalba ne tik apie peršalimo kažkokias ligas, bet ir apie lėtinės ligas, autoimuninės ligas ir panašiai. Žinoma, tas pats kvėpavimas padeda mums psichologiškai pasiruošti lindimui į šaltį. Tai dėl to, kas ruošitės lįsti šiandien į šaltį be pirties, labai kviečiu išbandyti tą kvėpavimą, nes jisai truputėlį mus iš tokių susivėlusių minčių pastatys į čia ir dabar būseną. Kas pas mane lanko kvėpavimo praktiką šitas, jie būna, sako komentarus po visko, aš sako, toks ramus esu, bet toks susikaupęs, kad galėčiau dabar visus matematikos uždavinius spręsti. Visa dėmesio koncentracija mano yra čia ir dabar. Ir turbūt aktualiausia besigrūdinantiems irgi, kodėl naudinga prieš šalčio praktiką, bet tai nėra, kad vandenyje aš tą kvėpavimą darau. Tai darau kažkur tais ramiai, šiltai, saugiai pakvėpuoju, atsigaunu, nes truputėlį gali svaigti galva, papasakosiu kodėl.
ir tik tais tada einu į šaltį jau pilnai atsigavęs, ne prie vandens, ne vandenyje, bet būtent šitas kvėpavimas gali sumažinti skausmo pojūtį vandenyje. Ir jeigu jūs jau bandėt grūdintis, čia dalis bandė, jūs žinot, kad kai lendat į maždaug žemiau nei 10 laipsnių Celsijaus temperatūrą, mūsų kūno receptoriai būtent įsijungia skausmo receptoriai. Tai reiškia, mes pradedam jausti tokį gėlimą, tarsi skausmą, dėl ko visai nemaža dalis žmonių iššoka lauk. Tai yra šalčio šokas ir plus pajaučia tą ant odos tokį skausmą. Tai būtent tas kvėpavimas leidžia truputėlį atitolinti tą skausmo pajautimą, jį sumažinti, dėl ko lysti į šaltį vėliau tampa lengviau. Tai va, naudų yra begalė, išsiskiria labai daug adrenalino šito kvėpavimo metu, kuris stiprina mūsų organizmą. Tai ne kortizolis, apie ką jūs labai esate daug ką girdėję. Tas kortizolis, kai jo per daug, gerokai per daug, jis yra kasdienis mūsų palydovas, tada jis jau kelia mums uždegimą kūne, uždegimas, ką prieš tai minėjau, įvairiausias ligas. Adrenalinas priešingai, jisai mus supurto, hormetinį stresą tokį padaro, apie ką irgi netrukus pakalbėsiu, ir jisai daro mus stipresniais. Dėl to moteris turbūt jaučia, dėl ko vyrai dažnai ieško veiklų su adrenalinu susijusiu. Tai yra būtent gyvybiškai svarbus dalykas tam, kad mes išliktumėm evoliuciškai stiprus ir atsparus įvairiems stresoriams, nes mes anksčiau tų stresorių turėjom visokių šaltis, karštis, badas, priešai ir panašiai, dabar mes jau jų nebeturim, dėl to mums reikia to adrenalino gauti iš kažkur kitur. Tai čia, kvėpuojant, va taip susėdus, yra paskaičiuota, kad tie, kurie pirmą kartą daro Wim Hof metodo kvėpavimų, įsivaizduokit save, stovint ant tilto, čia Alytuj, ant to tilto, ir šokant su virve nuo tilto, tas bungee jumpinimas su guma, žinot, ar ne kur. Man net baisu pagalvot, man jau kojos iš karto atrodo linksta. Tai įsivaizduokit save va, šitam šuolyje, kiek adrenalino daug išsiskiria su to pirmu šuoliu jūsų. Tai va, būtent šio kvėpavimo metu išsiskirs dar daugiau adrenalino. Tai įsivaizduokit, mes nieko nedarysim, mes sėdėsim, tai užtruks apie 20 minučių plus minus, bet tas adrenalino kiekis jūs tiesiog pažadins. Tai labai tikiuosi, kad jums patiks, bus naudinga. Kam negalima to kvėpavimo atlikti, taip pat yra kontraindikacijų, kam negalima į šaltį eiti, ar ne? Tai visų pirma, besilaukiančios. Venkim, ne dėl to, kad kažkaip draudžiama būtų, bet mes neturim tyrimų ir niekada greičiausiai jų neturėsim, nes neetiška tą atlikti. Todėl jaunėščiosioms, ypač pirmame trimestre, reiktų vengti bet kokių stresorių, įskaitant šaltą vandenį, dėl to kvėpavimo šito, kuris irgi truputėlį bus aktyvus, irgi reikėtų privengti. Taip pat tie, kurie turi širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, bet ūmių nekontroliuojamų vaistais, irgi siūlyčiau truputėlį ramiau. Ir epilepsija, jeigu yra turinčių, tada taip pat daugiau, visi kiti galite išbandyti, jeigu jausit, kad jums yra per intensyvu, per sudėtinga, nes aš jūs truputėlį natūraliai pušinsiu ir spausiu ir sakysiu, eikim truputėlį greičiau, giliau į kvėpavimą, jūs galite priešintis ir to nedaryti. Tai tiesiog kvėpuokit taip, kaip jaučiat, kad jūs norit kvėpuoti. Jeigu nenorit giliau, kvėpuokit ramiau, švelniau, taip, kaip jums šiandieną norisi. Tai žodžiu, jokios prievartos, mano reikalas pasiūlyti, jūsų reikalas atsisakyti. Tai kontraindikacijos yra tokios, kvėpavimą atliekam, kaip ir prieš tai minėjau, saugioj vietoj, nevairuojant, ne vandenį, ne prie vandens, tą aš privalau pasakyti kaip instruktorė, nes aš vis dar matau žmonių prie ant ežero kranto darančių vienokius ar kitokius kvėpavimus. Esu mačius darančių kvėpavimą ant lieptelio, o tas kvėpavimas gali truputėlį galvas vaikinti ir tada kaukštelnikas į vandenį. Gali būti, jeigu jau labai stipriai hiperventiliuojama, galima netgi apalpti. Tai jeigu tu nemoki savęs kontroliuoti ir nėra žmogus, kuris tau padės, ir jeigu tu vandenį arba prie vandens, tai nedarykim šito, saugiai sėdint, gulint namuose. Tarp kitko, šitą kvėpavimo praktiką jūs galite ir namuose drąsiai nemokamai taikyti, yra YouTube, yra appsas, Wim Hof metodo kvėpavimas, yra lietuvių netgi kalba, su Marium Šmitu įgarsintų, yra pradedantiesiems, pažengusiems, žodžiu, visos galimybės neturit pasiteisinimų, kodėl turėtum, nebent laiko neturiu, bet mes viskam laiko neturim, tai jeigu norit geros savijautos, tai vis tiek kažkaip reikės atrasti to vienokio ar kitokio laiko.
Ir paskutinis mano aspektas, paskui galėsit, jeigu turėsit kokių klausimų, užduoti ir eisim į kvėpavimą. Noriu daugiau laiko palikti kvėpavimui kaip tokiam. Tai kokie yra galimi potyriai kvėpavimo metu? Tai labai turbūt dažniausias pasitaikantis tai yra pasidaro šilta arba pasidaro šalta. Tai neišsigąskit, galit dar šilčiau apsisupti, nors aš čia matau yra šildytuvų, yra su striukėm sėdinčių, tai turbūt nesušalsi, man čia visai šilta. Bet šilta gali pasidaryti vien dėl to, nes kraujotaka judės, kai hiperventiliuosim, jinai susitraukinės, kai užlaikysim orą, jinai išsiplės. Paskui papasakosiu, kaip tas kvėpavimas atrodys. Gali truputėlį kažkoks galvos svaigimas prasidėti. Jeigu nepatinka, švelniau kvėpuokit, gerai, neikit taip giliai. Jeigu nekvėpuokit per burną, kvėpuokit per nosį, tas leis truputėlį išvengti to svaigimo ir bus tiesiog malonus, smagus kvėpavimas. Labai retai, bet būna pasitaiko, nežinau, galvos zvimbimas toksai ausyse. Tai irgi švelniau, ramiau, mums nereikia čia kažko pušinti ir patirti kažkokių nemalonių potyrių, tai turi būti fainas, neforsuotas kažkoksai tai kvėpavimas, jis turi galų gale mus atpalaiduoti, o ne kažkaip sustresinti. Tai stenkitės labai neįsitempti ir labai kažkaip neforsuotai nehiperventiliuoti. Ir gali pasirodyti kokios nors emocijos. Čia greičiausiai nepasirodys, nes mes taip sėdim, tai nėra tokia visiškai komfortiška vieta, šiaip dažniausiai sugulam, tai jau ten visiškai žmonės atsipalaiduoja. Ir tos emocijos, ten tarkim, būna juokiasi, būna verkia, bet čia tokie retesni atvejai, bet tai nutinka todėl, kad žmogus greičiausiai ilgą laiką užlaikė savy kažkokias tai emocijas ir pagaliau atsigulė ant kilimėlio fiziškai ir nervų sistema atsipalaidavo ir jis tiesiog prapliupo vienaip ar kitaip, bet čia tikrai irgi retas atvejis, ypač mum lietuviam, kurie va dabar tokie sėdi visi rūstus. Aš toksai truputėlį off-topikas, buvo į Lietuvą atvažiavęs ten aukštesnio lygio Wim Hof metodo instruktorius, irgi Olandas, ir jisai vedė mūsų lietuviam seminarą. Ir sako, eina savo, jisai kietas, labai įdomu jo klausyti ir panašiai. Ir jisai taip pabaigoja, sako, jums vis patiko, ką aš čia pasakoju, sako, jūs tokie rūščių veidų visi. Visi sako, Jėzu, čia nerealiai buvo taip smagu, taip faina, bet visi buvo tokie piktais veidais, tai jam buvo toks kultūrinis šokas, bet lietuvė čia bruožas, viskas gerai. Tai va, tai kvėpavimas kaip toksai, kaip jisai atrodys. Padalinsiu aš taip į 3 dalis, kad būtų aiškiau suprasti. Pirmoji dalis kvėpavimo bus tokia giliai įkvepiu ir iškvepiu. Aš vaizduoju per burną, kad būtų garsiau ir vaizdžiau, bet aš prašysiu jūsų, kad būtų švelniau kvėpuoti per nosį. Tai tiesiog giliai įkvepiu per nosį, pripildau pilnus plaučius, krūtinę pripildau ir tada plaučių apačią pripildau. Įkvepiu ir tada paleidžiu, bet paleidžiu, tai reiškia, įsivaizduokit, kad rankos va taip va. Nukrenta rankos, gerai? Tai taip pat ir oras. Tiesiog išeina, neišpučiu jo kažkaip ir vėl tada įkvepiu ir paleidžiu, atiduodu. Taip mes kvėpuosim apie 30 kartų. Skaičiaus jums nereikia skaičiuoti, aš seksiu laiką ir žinosiu, kiek maždaug yra. Ir tada po tų 30, maždaug 40 įkvėpimų mes prieisim prie oro užlaikymo po iškvėpimo. Reiškia, paskutinis įkvepiu, iškvepiu, visi kartu sulaikom orą, nei per nosį, nei per burną nekvėpuojam, tai nebus ilgas laiko tarpas, pradžiai gal 30 sekundžių, bet kadangi jūs būsit prieš tai prikvėpavę daug, tai bus tikrai įveikiama. Jeigu jausit, kad norit įkvėpti, įkvėpkit. Čia visiškai nieks neforsuoja ir jūsų neprievartauja. Ir trečia dalis bus po viso šito ilgesnio oro užlaikymo, trumpas įkvėpimas ir pabuvimas įkvėpus apie 10-15 sekundžių. Nieko jums atsiminti nereikia, aš jums priminsiu bevedant ir panašiai, tiesiog kad suprastumėt, kad tai yra baigtinis procesas. Ir tokių turėsim 3-4 raundus. Tai čia ką papasakau, yra vienas raundas, jis truks 3 minutės, 4 minutės ir tokių turėsim 3-4 raundus ir paskui atsipalaiduosim ir relaksuosim ir ruošiamės kitam dalį. Ar aišku maždaug čia? Jo? Gal kažkokių dar klausimų, iki tol, kas turit klausimą, galite klausti, kas ne, tai galite tiesiog įsitaisyti patogiau. Žiūrėkit, kad ten labai koja ant kojos nebūtų iškelta, truputėlį palaikyti mūsų plaučius tokius nestipriai užspaustus, gerai? Va, kas norit, ar apsirenkit, ar nusirenkit.
pasitestuosim, ar girdysim jau muziką. Girdisi? Gerai. Jeigu klausimų nėra, tada siūlau jums įsitaisius užsimerkti, nes čia daug šviesos, daug šaršalo, jūs mane puikiai girdit ir tiesiog būti čia ir dabar. Ir truputėlį praskenuoti savo kūną. Pažiūrėti, ar atpalaiduotos pėdos, ar neįtemptos, ar blauzdos atpalaiduotos, šlaunės, kiek įmanoma tą padaryti sėdint, dubuo, sėdmenis. Atpalaiduokit pilvą ir nugarą, krūtinę, pečius, rankas ir kaklą. Atpalaiduokit žandikaulį. Mes labai dažnai būnam sukandę dantis. Pasižiūrėkit, kad tikrai jis atpalaiduotas. Skruostus ir akis, nes kartais ir jos būna įtemptos. Ir truputėlį praskenuokit savo kvėpavimą. Ar pastebėkit, ar jūsų kvėpavimas greitas ar lėtas? Tik analizuokit, nieko nekeiskit. Ar kvėpuojat per burną, ar kvėpuojat per nosį? Ar kvėpuojat giliai į plaučius, ar kažkur paviršutiniškai pečiuose? Ar giliai į plaučius, ar giliai į pečius? Ar kilnojasi jūsų pečiai, ar plečiasi šonkauliai. Tik praskenuoti. Ar kvėpavimas jūsų yra tylus, o gal garsus, švokščiantis? Praskenavot, pabuvot truputėlį akimirkai savo kūne ir dabar šiek tiek pakoreguokim prieš pradedant kvėpavimo praktiką. Jeigu prieš tai kvėpavot burna, pabandykite, jeigu leidžia galimybės, kvėpuoti šiek tiek nosimi. Jeigu kvėpavot į pečius paviršutiniškai, pabandykit nuleisti tą orą žemiau į diafragmą, virš bambos šiek tiek pripildyti plaučius. Tai neturi būti gilus kvėpavimas, kalbant apie ramybės būseną esantį kvėpavimą. Bet jis vis tiek turėtų leisti žemyn, o ne viršui užsibūti, kur randasi įtampa pečiuose ir kakle. Jeigu kvėpavot greitai, pabandykit truputėlį sulėtinti savo kvėpavimą, ilgiau iškvėpti, trumpiau įkvėpti. Ir jeigu kvėpavot garsiai, pabandykit su nosiniu kvėpavimu šiek tiek nurimti, kvėpuoti švelniau ir ramiau. Ir pasikoregavus savo kvėpavimą, uždėkit vieną ranką ant pilvo, kitą ant krūtinės. Ir pirmam pajautimui įkvėpkim per nosį truputėlį giliau. Į pilvą, į krūtinę pripildom ir paleidžiam, tarsi rankas numestumėt. Į pilvą, į krūtinę, paleidžiam, tarsi rankas numestumėt. Pilvas, krūtinė, paleidžiam. Dar šiek tiek pilvas, krūtinė, paleidžiam. Ir mes keliaujame į pirmą raundą. Pilvas, krūtinė, paleidžiam. Įkvepiam per nosį ir iškvepiam pilnai. Pilvas, krūtinė, paleidžiam. Jeigu norit laikyti rankas ant pilvo krūtinės, laikykite, jeigu ne, tai ne, savo tempu. Pilvas, krūtinė, paleidžiam. Vieni kvėpuos greičiau, kiti kvėpuos lėčiau, todėl turėkit savo tempą, aš tik užduodu maždaug. Pirmas raundas lėtesnis. Pilvas, krūtinė, prisipildom pilnais plaučiais ir paleidžiam.
Pilvas, krūtinė, dar šiek tiek ir paleidžiam. Giliau, truputį greičiau. Pilvas, krūtinė, galit klausytis muzikos ritmo, pataikyti jį. Pilvas, krūtinė, paleidžiam. Šauniai, puikiai. Iškvėpti galite ir per burną, ir per nosį. Pilvas, krūtinė, paleidžiam. Liko nedaug, jau įpusėjom. Pilvas, krūtinė, paleidžiam. Gerai. Pilvas, krūtinė, paleidžiam. Šaunuoliai savo tempu. Jeigu jaučiat, kad kažkaip nemaloniai sukas, gal ramiau, švelniau. Bet truputėlį įdėkit daugiau pastangų, tai ne kasdienis kvėpavimas. Tai vis dėlto kvėpavimo pratimas, kuriam norisi šiek tiek daugiau įdėti energijos tam, kad gautumėt atgal daugiau. Dar porą kartų, gerai, visi kartu įkvepiam, pilvas, krūtinė, paleidžiam. Dar 5 kartai, įkvepiu, pilvas, krūtinė, paleidžiu. 4, visi kartu, paleidžiu. 3, gilus. Įkvepiu dar 2. Ir dar 1, įkvepiam. Iškvepiu ir sustojam. Nei per burną, nei per nosį. Tiesiog būnam čia ir dabar. Pasistengkit nuvytą šaršalą aplinkos ir išgirsti savo kūną. Atpalaiduoti pečius, neįsitempti. Pabūti čia ir dabar, pasiklausyti muzikos. Mes labai retai, kada duodam savo tokią ramią minutę. Be ekranų. Be kito šaršalo. Jeigu norėsite įkvėpti anksčiau, negu duosiu ženklą, tą ir padarykit, bet jeigu galite dar šiek tiek pabūti su manim, nes liko 5, 4, 3, 2, 1, visi kartu giliai įkvepiam. Ir viršų įkvėpę šiek tiek užlaikykim. Pilni plaučiai, susirenkat, ką praradot. 5, 4, 3, 2, 1, paleidžiam, atsipalaiduojam. Liuks, čia buvo pirmas įvadinis raundas, antras bus greitesnis ir intensyvesnis. Tęsiam, kvėpuojam, pilvas, krūtinė, paleidžiam. Girdit, muzika yra truputėlį greitesnė, aktyvesnė, piktesnė, toks turi būti ir jūsų kvėpavimas. Pilvas, krūtinė, paleidžiam. Pilvas, krūtinė, paleidžiam. Jeigu karšta, išsirenkit, jeigu šalta, apsirenkit savo tempu, bet aktyviau negu prieš tai buvęs raundas. Gerai, bus 4 raundai, su kiekvienu mes vis greitinsim ir aktyvinsim. Pilvas, krūtinė, paleidžiu. Jeigu jaučiat nemaloniai, žinot, šiek tiek švelniau ir ramiau. Pilvas, krūtinė, paleidžiu. Šauniai. Truksim trumpiau, kadangi kvėpuojat greičiau. Todėl negailėkit, liko visai nedaug. Pilvas, krūtinė labai gražiai. Juda visas korpusas, šaunuoliai. Čia yra praktikuojančių. Liko visai nedaug. Tebūnie 7 paskutiniai. 6, 5, 4, liuks. 3, paleidžiam. 2, paleidžiam. Ir 1 gražus, iškvepiu ir tiesiog būnu. Tiesiog būnu čia ir dabar. Neįsitempkit, atpalaiduokit pečius ir pasimėgaukit tą tylą ir ramybę galvoj. Pabandykit išgirsti kūno siunčiamus signalus. Gali pradėti lakstyti skruzdėliukai, tokie tarsi rankose, kojose arba aplink lūpas. Priimkit visus potyrius, kuriuos jūs jaučiat. Pabandykit juos paanalizuoti. Jeigu atsiranda kažkokios mintis, kurios sako, jog trūksta oro, 1, 2 kartą pabandykit jas nuvyti, nes mums oro dabar neturėtų trūkti, nes mes esame labai daug prikvėpavę. Dažnai tai būna psichologinis momentas. Jeigu norėsite įkvėpti anksčiau, negu duosiu ženklą, tą ir padarykit, bet jeigu galite dar šiek tiek pabūti, nes liko visai nedaug. 5, 4, 3, 2,
Viena, visi kartu giliai įkvepiam. Pilvas, krūtinė, paleidžiu. Jau greitas, intensyvus, toks pat kaip ir muzika. Važiuojam. Pilvas, krūtinė, paleidžiu. Greičiausias iš visų ir pats trumpiausias. Matau, vyrukai kvėpuoja per burną. Jeigu kažkas mokat save sureguliuoti ir norit intensyviau, galit kvėpuoti per burną, bet jeigu norit švelniau ir ramiau, siūlau likti ties nosim. Įkvepiam ir paleidžiam. Liko visai nedaug. Jau pabaiga. 5, 4, 3, 2, 1. Ir dar paskutinis gražus. Įkvepiam, iškvepiam, laikom. Atsipalaiduokit, neįsitempkit, atpalaiduokit veidą. Jeigu norėsite įkvėpti anksčiau, negu duosiu ženklą, tą ir padarykit. Penkios, 4, 3, 2, 1. Visi kartu giliai įkvepiam. Ir viršų išlaikom. Ir paleidžia. Pabūkit, kur esat, neskubėkit nei atsimerkit, nei atsikelt. Tiesiog pabandykit paanalizuoti, kaip jautėtės prieš tai, kaip jaučiatės dabar. Praskenuokit savo kūną. Vėl nuo pėdų iki viršaus. Praskenuokit savo mintis. Ir tiesiog pasidžiaukit buvimu čia ir dabar, skiriamu laiko savo, leidimu savo kūnai pagaliau atsipalaiduoti. Pabandykit mintimis, kol dar esat tobulai atpalaidavę savo nervų sistemą, nupiešti kokį nors gražų vaizdinį galvoj. Bet kas, gali būti prisiminimas, gali būti sukurtas kažkoks dalykas, tam, kad išnaudotume tą savo atsipalaidavimo momentą. Ir pabandykit tą vaizdinį paanalizuoti vizualiai. Pastebėti to vaizdinio spalvas, tekstūras, ryškumą. Pabandykite tą vaizdinį išgirsti. Galbūt kažkur esat prie jūros, galbūt pas močiutę, gal dar kažkur. Pabandykite girdėti tą garsą aplinkoje. Pabandykit pajusti aplinkos skonį. Žinot, kad ir oras kartais turi skonį. Pabandykit pajusti to savo vaizdinio skonį. Greičiausiai jisai bus malonus, jeigu malonus vaizdinys.
Pabandykite ir užuosti. Ir galiausiai paliesti. Pajusti tas tekstūras, minkštumą, kietumą aplinkos. Ir paskutinis mūsų pojūtis, kurį mes galim išnaudoti, tai yra mūsų buvimas erdvėj. Tai įsivaizduokit save toje erdvėj, įsivaizduokit save, pajuskit save sunkius ar lengvus, jūs gulit ant žemės, sėdit, stovit, einat, bėgat, bet tą visą savo kūno sunkumą ir buvimą tame vaizdiny 100%. Nusipieškite tenais toli, kažkur į tolumą, gražias raudonas duris. Jos asocijuojasi su kažkokia gražia pabaiga. Mes nueisim iki tų durų tam savo gražiam vaizdinį. Dar galite atsisukti, pamojuoti. Galbūt su kažkuo buvo susitikę, pasimatę, atsidžiaugti to vaizdu. Ir pro tas raudonas duris žengti ir grįžti į čia, į savo kūną, pajudinant rankų pirštus, kojų pirštus. Galiausiai šiek tiek atsimerkus ir būtinai pasirąžant po viską. Bet taip gerai, taip kaip kūnas nori išsiražyti, kaip jisai reikalauja. Jeigu norit, galite atsistoti, atsisėsti, kaip jau jūsų kūnas prašys. Ačiū Jums, labai fainai. Aš tikiuosi labai nenuliūdnau, nes matau kamerą ir liūdna. Bet tikiuosi čia geras tas liūdesys jūsų ir jeigu turit kažkokių klausimų, drąsiai klauskite, ar tai garsiai ar negarsiai. Čia mes tokią gilę praktiką taip supaprastinom, vis tiek judančios duris ir panašiai, bet tikiuosi, kad pavyko šiek tiek atsipalaiduoti, grįžti save į savo kūną, susikoncentruoti. Padarysim keletas minučių pertrauką, ar tai prasivedinti, kažkur tais nueiti ir tada turėsim tokią jau, kaip čia negaliu sakyti, rimtesnę, bet tokią jau konkretesnę praktiką apie nusiteikimą. Labai ilgai netruks, nes turėsim užleisti salę kitiem pranešėjam ir tada keliausim išbandyti pajusti šiek tiek šalčio. Tai jeigu turit galimybę pabūti, pačiupinėti šiek tiek sniego, labai kviečiu dar 10-20 minučių pasilikti. Tai porą minutėlių ir susitinkam čia vėl. Labai turim nedaug laiko, nes iš tikrųjų už 20 minučių aš turiu užleisti žolininką čia į paskaitas. Todėl pabandysiu tą teoriją labai struktūruotai, trumpai papasakoti, kaip nusiteikti, kaip eiti į tą šaltį. Ir po 4:15 aš jau užleidžiu sceną kitam lektoriui. Tai reiškia, po 4:15 mes susitiksim lauke. Vienokiai, kas norės eiti į lauką, pasigrūdinti trumpam, vienokiai ar kitokiai šalčio praktikai. Tai reiškia, arba sniege truputėlį pažaisim, gal pabraidysim, kas jau norės rimtai, galėsim nerti į ledo vonę. Bet tam aš noriu jūs truputėlį paruošti mentaliai. Tai dabar turiu čia kiek geras 15 minučių, tai pasistengsiu tą ir padaryti. Kam aktualu, paklausykit, išgirskit, kam ne, tada bent jau pasigrožėsit, kaip kažkas šūkauja lauke prie sniego būdami. Taip, tai truputėlį buvau užsiminusi apie tą hormetinį stresą, kas tai yra. Tai būtent ir tas mūsų kvėpavimas, kurį prieš tai atlikom, tai visgi yra stresas. Švelnesnis negu ledo vonia, bet tai yra stresas. Geros kilmės stresas. Ir visais laikais mūsų lydėjo vienoks ar kitoks stresas, ką ir buvau užsiminusi. Nerasdavom maisto, nerasdavom uogų, grybų ar kažkokių tai kitų tai komponentų. Mums iš karto atsiranda toks, reikia išgyventi, nes kitaip reikia rasti maisto, nes kitaip neišgyvensim.
Ir tada mes jau turim, norim ar nenorim, einam ieškoti to maisto, kad išgyventumėm. Ateina kažkokios tai gamtinės stichijos, kataklizmos, arba renčiamės būstus, arba išmokstam kurti ugnį, pasigaminti plaktuką ir panašiai, arba galų gale pavyks neišgyventi. Ir taip toliau, kol atėjome iki šitos savo ribos, jog esam idealiai komfortiškam pasaulyje ir gyvenime, mes visur turim kondicionierius, mums net čia laukia, iš principo nėra šalta, nes visur ugnis dega, pirtelės, visur yra galimybė pasišilti ir panašiai. Bet ne tik apie šaltį, mes visą laiką turim prieigos prie maisto, mes visą laiką turim prieigos prie komfortiško gyvenimo. Kai kuriems iš mūsų gal netgi važiuojant ir darbą nereikia į lauką išeiti. Mes praeinam per požeminį savo kažkokį tai parkingą ar tai per garažą, įsėdam jau į telefonų pašildytą mašiną, vairas šildomas, viskas šildoma ir šiltai požeminį parkingą į savo ofisą ir, žodžiu, net nematom, nepajaučiam dienos šviesos ir gryno oro. Tai va tas nebuvimas diskomforto, to tokio natūralaus diskomforto, natūraliai mus silpnina. Jeigu pastebėjo, tai mes dabar turim aukščiausius skaičiukus nevaisingumo. Kaip rūšis mes iš principo silpnėjam, nes nebėra aplinkos, kuri mus stiprintų. Mes susikūrėm idealią aplinką, tačiau pamiršom, kad visą gyvenimą, visą evoliuciją mus lydėjo kova su kažkuo, nes norėjom vis geresnių sąlygų. Dabar mes esam tose geresnėse sąlygose ir mes esam ligoti, pavargę, stresuoti ir iš principo tokie jau daromės gana silpniukai. Tai kad truputėlį save supurtyti, mūsų kūnui reikia to reguliaraus stresoriaus. Dėl to prieš tai minėjau, vyrai ir ieško to adrenalino, eina su mašinom, su kitais reikalais užsiminėti, kad gautų to bent truputėlį adrenalino pliūpsnio, nes adrenalinas, noradrenalinas, tai yra tie hormonai, kurie paima mus ir supurto. Sako, atsigauk truputėlį, duok savo papildomus resursus tam, kad tu stiprėtum. Ir taip visur vyksta, jūs einat į sporto salę, kilnojat svoris, kad augtų raumenis, tai svoris yra pasipriešinimas, svoris yra tas stresorius, kuris plėšo jums raumenį tam, kad jis vėliau sugytų ir taptų stipresnis. Visur lygiai tas pats širdies treniruotės, bėgimas, pradžioj pradedam bėgti, nervas ima, nes negaliu pabėgti, dūstų ir panašiai, mes kankinam save tam, kad taptumėm stipresni rytoj. Tai toks ir planas yra ir čia. Mes turim atrasti savo komfortiškai kasdienybei bent truputį kažkokio tai diskomfortą, tai čia jau jūsų reikalas, kokį tą diskomfortą susirasit, kuris tiesiog leistų jūs truputėlį mobilizuoti jūsų kūną, nebūtinai šiai dienai, nors būtent šaltas dušas, tai tikrai jau jūs paruoštų šiai dienai, jau sako, po šalto dušo visą dieną blogiau nieko nebegali būti, jau atlaikiau blogiausią dalyką iš ryto, bet turintis galimybę kažkaip savęs truputėlį sukratyti, supurtyti ir pastiprinti, nebūtinai šiai dienai, bet ateityje, rytoj, po metų, po 5, jūs kasdien vis nepajusit, kaip save vis stiprinsit ir stiprinsit. Tai tas hormetinis stresas, tas gerasis stresas, tai nėra kortizolis ir lėtas stresas, kuris mus smugdo, brandina įvairiausias ligas, tai yra tas, kuris leidžia išvengti tų įvairiausių ligų. Tai ką mes dabar ką tik darėm, kvepavom. Tai yra hormetinis stresas, nes atsimenat, sakiau, kad išsiskiria žvėriškas kiekis adrenalino. Ir dabar, kai eisim į lauką, ar tai švelniai grūdinsimės, ar tai jau kažkas tiesiai šoksit į ledo vonę, nors vonioje šilčiau negu ore, kalbant apie temperatūrą, bet ne pojūtį. Tai irgi bus gerasis stresas, bet reikia truputėlį pajusti savo kūną. Gerasis stresas yra ok, bet jeigu jūsų kūnas šiuo metu yra visiškam disbalanse, jeigu jaučiat, kad esat bendrai pervargę, susistresinę, tai greičiausiai, kai kūnui reikia gydyti, mes nepuolam jo treniruoti, nes tai yra treniruoti visą šitą, ką mes darom. Kai kūnui reikia gydyti, jį reikia gydyti. Tai reiškia, galbūt jums reikia ramybės, šilumos, šiltos vonios, geros pirties ir panašiai. Ir leidžiat savo atsipalaiduoti, nusiraminti, kol grįžtate į tokį viduriuką, o tada jau važiuojam į savęs grūdinimą ir stiprinimą bendrai. Tai labai trumpai, dar turiu apie 10 minučių, apie grūdinimosi stilius. Aš labai mėgstu išskirti 2 stilius. Tai yra tas
rusiškas grūdinimas, nu čia aš tai pavadinau, jis nėra rusiškas tiesiog. Tas, kur įlipam, apsišlakstom ir išlipam. Aš sakau, pažastis, apsiplaunam ir išlipam. Čia yra vienoks, tas, kurį mes galbūt šiandieną atliksim, arba tas Wim Hof metodo stiliaus grūdinimas, mes įlendam į šaltį ir mes būnam jame. Tai reiškia, ką patyrėt kvėpavimo metu, arba kaip išmoksim čia su smegenim truputėlį sudirbti, jūs pasistengę tą diskomfortą išbūti. Pirmas 30 sekundžių nuo jos yra tikrai bjaurios. Įsijungia mūsų visi skausmo receptoriai, mes norim iššokti lauk ir yra nesąmonė ir ką jinai čia šneka. Bet po to, jeigu sugebat sudirbti su mintimis, o čia yra viskas priklauso nuo nusiteikimo, jeigu nusiteiksit, kad yra blogai, bus blogai, jeigu nusiteiksit, kad yra gerai, bus gerai. Po 30 sekundžių kūnas pradeda atsipalaiduoti, atpalaiduojant pečius ir tarsi priprantat prie to buvimo, netgi pavyksta įeiti tokią savotišką meditacinę būseną. Tai būnam vandenį, jau mokslas ką rodo ir mūsų sporto universitetas irgi daro tyrimą su šalčiu, kad ta nauda, kurią galim gauti iš šalčio, tai yra apie 1,5–2 minutės būnant vandenyje. Ilgiau nebūtina, ten iki 3 maksimum. Ilgiau nebūtina, ten jau prasideda visokie valios arba ego žaidimai. Trumpiau mūsų kūnas dar nespėja išskirti tam tikrų hormonų. Mes tik tais susiaktyvinam ir tame didžiausiam strese pabėgam. Tai čia kalbant apie tą rusišką, ar ne būdą? Rusišką būdą. O būtent ten, kur eisimės giliai ir pabūnam šiek tiek vandenį, dabar dažnai mes matom visokias nuotraukas, kur vandenį, taip sudeda rankas tiesiog, kad nešaltų, bet atrodo, kad medituoja tame vandenyje. Tai mes dažnai matom, jie tiesiog būna, sėdi tupi tam vandenyje, tai vėlgi sakau, per ilgai nereikia, bet iki 2 minučių, minutę, pusantros, man atrodo, tobulas laikas, bet tam reikia darbą su mintim. Dėl to dažnai neleidžiu draugų kartu, nes būna kikika ir tada jau matosi, kad neina tiem žmonėms susikaupti, juos reikia išskirti, nes jie tiesiog nebūna čia ir dabar. Tada iššoka ir kas čia įvyko, aš išgirdau, ką tu pasakai, bet nesupratau, ką tu pasakai. Tai labai didelio susitelkimo reikia ir apie tą nusiteikimą ir susitelkimą labai trumpai porą minutėlių dar. Mums būtinas nusiteikimas tiesiog, kad išliptumėm iš lovos, bet kokiai gyvenimo praktikai mums būtinas susitelkimas, bet į ledo vonę turbūt to reikia žymiai daugiau, ar tai jakėt, ar kažkur kitur, kur einat maudytis, nes jūs galite to ir nedaryti. Bet kai tu žinai, kad tai tave stiprina, vis dėlto gal apsimoka tą daryti. Tai čia loksai truputėlį psichologinis žaidimas, būti ar nebūti. Gerai, turiu 5 minutės. Ačiū. Būti ar nebūti. Ir labai trumpai apie tą nusiteikimą. Reabilitacijai. Tai naudojama visose įvairiausiose sritise, taip pat iš to, kur aš atėjau, pati mačiau praktiškai po insulto reabilitacijoje Ispanijos ligoniniai, pastatytas veidrodis, čia neuroreabilitacija. Įsivaizduokit, kad šita pusė mano visa veikianti yra, aš galiu, kaip po insulto, žinot, būna, kita pusė neveikia. Čia pastatytas veidrodis, aš keliu savo kairę ranką ir mano smegenys mato tarsi, kad mano dešinė kyla, nors tai nekyla. Bet kaip įvyksta ta mūsų neuroreabilitacija, kad po kelių kartų pradeda ir kita ranka judėti. Tai yra smegenų ir kūno ryšys, tai yra neįtikėtini dalykai. Yra daugybė tyrimų padaryta su raumenim. Stiprinam mažojo pirštelio, tarkim, raumenis. Gali kilnoti svorius, daryti pratimus ir mes galim pamatuoti raumenų jėgą ir jinai stiprės, bet gali mintimis. Joe Dispenza labai daug apie tai kalba, placebo efektas ir panašiai. Gali mintimis tiesiog galvoti, nežinau, kokią nori susigalvoti mantrą, kokią tu ten šnekis, raumuosti į priekį ar bet kas. Ir matom tyrimuose, moksliniuose tyrimuose rezultatus, kad tas raumuo, kuris buvo mintimis stiprinamas, taip pat stiprėja, tai kaip tas raumuo, kuris buvo jėga stiprinamas. Tai mūsų kūnas ir smegenys turi neįtikėtinus resursus, bet mes dažnai savo pasakom, aš bijau, aš nenoriu, aš nemoku, aš negaliu ir mūsų kūnas tuo patiki, nes tu save įtikinai, kad tu to negali padaryti. Visus tos rekordus, kurios pats Wim Hofas padarė, ar ten profesionalų sportininkai atlieka ir panašiai, jie nepadarytų, jeigu jie su mintimis savo nedirbtų. Tai lygiai tas pats yra vandenį. Jeigu aš ateisiu ir sakysiu, čia jaučiu, man bus gangrena ir mirtis, labai tikėtina, kad gali tai būti, nes aš neišbūsiu tame vandenį. Bet jeigu aš ateisiu, aš
jau ateinu su ilgu iškvėpimu, lendu į tą vandenį, viskas gerai, išgyvenau. Kūnas, raumenis turi atminti, išgyvensit pirmą, antrą, trečią kartą, visi kiti kartai bus tik tai žaidimas. Tai kas negali lysti šaltį? Kontraindikacija, ką svarbu paminėti. Tai vėlgi, nėščiosios nerekomenduoju, ūmes širdies ligas turintis ir epilepsija. Visi kiti daugmaž ten, jeigu yra kažkokia vienokia kitokia, galit man pasisakyti būklę, padiskutuosim, bet šiaip didžiąją dalimi tikrai gali dalyvauti ir lysti. Ir 3 žingsniai, kuriuos dar svarbu man paminėti ir eisim į lauką, kas norėsit. Pirmas dalykas, prieš lendant ne į rusišką būdą, o į tą šitą ilgesnio pabuvimo vandenį būdą, leidžiat savo kūnui atvėsti. Neteikit, galima ir po pirties viskas, bet čia jau yra didesnis kontrastas kūnui, kraujagyslėm yra didesnis intensyvumas. Mano noras, kad jūs ateitumėt truputėlį nusirengtumėt ir taip, pajaučiu tą šaltį, ką tai duoda, jūsų oda pajaučia tą šaltį, jūsų poros pradeda užsitraukti, tai reiškia, jūsų kūnas saugo jūs nuo šilumos netekimo. Suprantat? Jeigu jūs ateinat po kroso, atbėgę prie to vandens, iš karto nusirengėt, nes taip yra lengviau, nes jūs sušilęs, lendant į šaltą vandenį, taip kūnas greičiau atiduoda šilumą, jūs taip greičiau sušalat. Vienas momentas, aš jau greitą kalbę kalbu truputėlį, kvėpuoti. Įlindę į vandenį, nuo pat pirmo piršto įdėjimo į vandenį, jūsų reikalas ilgas iškvėpimas. Tiesiog apie nieką negalvokit. Aš dar sakau, per burną galite įsivaizduoti, kad šiaudeliu pučia tarsi žvakę ar tai kažką tais kitą. Ilgas iškvėpimas. Apsimet krūtinę, čia labiausiai pradeda trūkti oro ir jūs iki kol nurimsit. Žodžiu, tik apie ilgą iškvėpimą galvojat, daugiau apie nieką. Ir trečias dalykas, po šalto vandens privaloma sušilti. Ne rūbais, ne arbata, ne šildomom sėdynėm ar vėjeliais, bet idealiausia savo kūno resursais, tam, kad tas sušilimas būtų lėtas. Kai jūs sušilat greitai, arbata kitais resursais, kai lendat į šaltą vandenį, jūsų kraujagyslės periferijos, tai yra rankų kojų, užsitraukia. Jūsų didžioji kraujo dalis yra čia tam, kad išsaugotų jūsų vidaus organus. Kai greitai norit sušilti, atsigeriat arbatos, prasideda visas kūno varimas ir tai reiškia, šaltas kraujas iš galūnių labai greitai grįžta į visą kraujotakos sistemą. Ir tai yra didelis krūvis jūsų širdžiai, ypač jeigu širdis nėra labai stipri ar gerai paruošta. Jeigu norite tokio optimalaus ir gero varianto, tokio saugiausio varianto, jūsų turi būti apšilimas. Tas sušilimas po visko turi būti geriausia lėtas. Aš parodau Wim Hofo, toks juokingas apšilimas, bet jisai labai geras, nes jis šildo kojas, jis šildo rankas ir jis šildo korpusą, būtent, vyrukai jau daro, čia tik gerai, jis šildo būtent kvėpavimo sistema. Galit kitokių būdų surasti tą šildymui savo atlikti, atsispaudimas ar kažkas tokio, bet būtų gerai, kad visas kūnas dirbtų. Tai ką mes darysim ir tenais ką darysim? Gilus įtupstas, ar ne? Gilus, tikrai gilus įtupstas. Čia irgi rytų pasaulio truputėlį dalykai. Rankomis, aš taip sakau. Vyrai, drakono rutulys, saugo drakono rutulį, gerai? Drakonų rankos tvirtos, negalit pamesti. Merginos, stumėt sieną. Stumėt sieną, tvirtos rankos, gerai? Ir trečias dalykas, kvėpavimas. Įkvėpiau per nosį, bet aš rodau per burną, kad būtų aiškiau. Tai reiškia, mano diafragma dar aktyvuoja visą kraujotakos sistemą, kad kraujas varinėtųsi. Ir važiuojam. Buvot vandenį 2 minutės, sušilimą darot 2-3 kartus ilgiau. Buvot vandenį 3 minutės, sušilimas 6-9 minutės. Apsispręskit, nes yra sunku, žinokit, šitą dalyką daryti non-stop. Čia irgi savotiška meditacija gaunasi. Tai va, aš čia labai skubu. Norėčiau dar jums čia labai daug visko papasakoti, bet turiu užleisti jau sceną, yra kita tema. Kas norit pasigrūdinti, labai kviečiu, bent jau batus nusiausim trumpam, susitinkam ten lauke prie ledo vonių, kas norit jau pilnai įlysti ledo vonę, irgi susitinkam, po lengvesnio grūdinimuose priimsiu jau tuos narsuolis visus. Ačiū labai, kad išklausėt.